Skambučiuose galima nenormatyvinė leksika ir necenzūriniai žodžiai. Jeigu neturite 14 metų, nepatarėme klausytis. Paprikola LT. Čia kartais pajokauja. Panevėžį, einu. Kuris buvo Panevėžį? Panevėžį. Gerai. Susirasiu forums. Koks vardas ar tai? Mindaugas. Gerai, suprantu. Įrašiniai? Labai gerai. Alio, Labą dieną. labai. Su Mindaugu kalbu. Taip. Čia jūs vienu žodžiu Panevėžį buvot nesenai kino teatre, taip, Forum Cinemas mūsų. Kaip? Forum Cinemas kino teatre buvot pas mus čia vienu žodžiu praeitas penktadienį, kaip čia, penktadienį man atrodo, ne? Aha. Tai va, žiūrėkit, dabar jūs gyvenat Kėdainiuose, kiek aš žinau iš policijos, kiek sužinojau, taip? Taip. Vienu žodžiu, aš esu Algimantas ir aš esu Forum Cinemas valdytojas ir čia gavom nusiskundimų, kad jūs sulaužėt porą kėdžių. Ką padariau? Kad sulaužėt porą kėdžių. Nenusišnekėkit. Jūs nekelkit tono prieš mane, gerai? Kokios dar kėdės? Jūs nekelkit tono, prašyčiau. Vienu žodžiu, iš policijos gavom jūsų ir adresą ir viską, kol kas nieko mes pikto nedarome. Turėkit, įrodykit, kad aš kažką sulaužiau. Yra visa nufilmuota medžiaga viso kino metu ir... Tai gerai, kokia eilė, kokios kėdės, pasakykit, kurioje aš eilėje sėdėjau, ir panašiai. Mes čia nesiaiškinsim, mes ne policija, jeigu norit, mes rašom pareiškimą ir aiškinamės per teismus, jeigu jums tai netinka. Aš nesuprantu, kokias jūs čia isterijas kelia dar. Kaip? Aš nesuprantu, kokias jūs dar čia isterijas. O, labai gerai, policijos viršininkas dar kaip tik atėjo. Užeikite. Palaukit, dabar duosiu, aš pasikalbėt su policijos viršininku, galėsite išsiaiškinti dabar, jeigu jau taip nesutarė. Gerai, nu. Gerai. Ja, sveiki. Sveikas. Žiūrėk. Vienu žodžiu čia pakalbėksiu. Mindaugas, ne? Sveiki. Nu, laba diena, kai aš nesupratau, kas čia vyksta. Žinokite, aš pats esu iš tikrųjų nedaug informuotas. Mane iškvietė iš policijos komisariato, aš tenais dokumentus tvarkiau dėl lygtinio paleidimo. Ir mane informavo tai, kad buvo, nežinau, tyčinis, netyčinis vandalizmas Forum Cinemas kino teatre Panevėžyje. Būtent seanso metu buvo sulaužyta porą kėdžių, bent jau dokumentuose tai parašyta pas mane. Ir norėtų Forum Cinemas valdytojas, kad atlygintumėt nuostolius iš tikrųjų. Nu, žinokit, skambinkit kažkam kitam, man čia afiristų nereikia. Vienu žodžiu iki. Aš žinau, kaip viskas yra, nes... Nu, ką aš žinau? Ką aš galiu Pala, perskambinu, pasakom, kai jokau, nes kūro, jeigu jis taip problemas spręstų gyvenime, tai kūro pilną atkatkę gautų. Šito neištikėčiau. Ir karačia, skambinsim ir pasakysim, kad karačia. Gerai, kas čia tokia Greta Verikaitė užregistravo, ne? Verikaitė. Nu, taip. Žiūrėk dabar. Zdarova, karačia, vienu žodžiu tavį išdūrė ir gavom užregistruotą skambutį iš Gretos Verikaitės, kad tavį išdurtume. Nu, vienu žodžiu. Tai va, nusiramink, vienu žodžiu, karačia. Bazarą ir viskas normaliai. Žiūrėk, gavom iš tavo draugės tokią žinutę Gretos Verikaitės į draugo vardas. Žodžiu, viską apie tave, apie Forum Cinemas, viskas. Vienu žodžiu buvo taip, kad tu šventėjai gimtadienį su praėjusiu gimtadieniu tave. Valio! Yeah! Jeigu Dėkui, nu. Nu ir vienu žodžiu jinai parašė, kad jeigu išeitų paskambinti šiandien jo gimtadienis, su savo panelė Greta ir keliais draugais išvažiavo į Panevėžį, į Forum Cinema, filmo pažiūrėti ir panašiai. Tai ką nors matykite, jeigu galit, bet kad gražiai viskas išeitų. Nu tai manau, kad gražiai viskas išėjo. Jo, tu vas mūsų nahui nepasiuntei, bet nieko. Jo, maladėts, kad nahui nepasiuntei dar policijos viršininko. Tai va, biški nesupyk tu čia mūsų, kad čia taip gavos. Nieko, pasitaikau. Jei ką rasi savo pokalbį Facebook'e Paprikola LT. Ir atsiūsime tau, kur rasi pokalbį. Tai va. Visą tą pokalbį mes įrašinėjom ir rasi mūsų svetainėje ir vienu žodžiu atsiūsim tau trumpai žinutę ir galėsi paklausyti. Gerai, tada sėkmės, dėkui. Nu ir tau sėkmės, davai. Paprikola LT. Čia kartais pajokauja.